Sveiki, labas, mano šeima, mano draugai, artimi draugai, tie, kurie palaikė mane per sunkiausius mano laikus po autoavarijos. Sveiki mano Lizdenių giminė, sveiki mano visi Vilniečiai, kurie žino mane ir kurie palaikė ir kurie nepažįsta manęs. Taip pat visiems sakau labas. Aš noriu su jumis pasidalinti savo džiaugsmu, kad pagaliau mano knyga Nesustabdoma tai pasirinkimas išleista Lietuvoje lietuvių kalba. Ir jūs ją galite įsigyti jau, skaityti, būti įkvėptais, būti įgalintais, kad jūs taip pat galėtumėte įveikti viską ir būti nesustabdomai savo kelyje. Aš įdėsiu nuorodas, kur jūs galėtumėte įsigyti tą knygą ir žinoma paraginsiu, skaitykite ją iki galo, nes būtent knygos gale yra labai netikėtas posūkis. Mano istorija ir turi didžiulę pamoką. Man atrodo, tie draugai mano, kurie mane gerai pažįsta, yra nustebę, o gal anksčiau buvo nustebę, dabar jau turbūt priprato, nes jau tiek laiko kalbama apie tą knygą, kad aš parašiau knygą, iš tikrųjų man pačiai keista. Ir jei atvirai 7 metus aš atsikalbinėjau, sakiau, palikit mane ramybėj, nieko aš nerašysiu, nes mane nekartą kalbino žmonės, ragino, sako, tu turi neįtikėtiną istoriją, tau būtinai reikia parašyti knygą, papasakoti savo istoriją. Ir aš visą laiką turėjau tokį požiūrį, kas aš tokia, kad rašyti apie save knygą. Bet, kaip aš sakau, žinot, Dievas turėjo kitokį planą ir tas planas buvo galiausiai įvykdytas. Pradėjau rašyti kaip knygą mano brolio dėka. Mano brolio dėka, tai čia būtent ir jam sakau didelį ačiū už tai, kad paraginai mane, už tai, kad raginai mane visus 7 metus, kol aš ją rašiau. Kaip ir minėjau, niekada nenorėjau rašyti apie save knygą, bet kai vieną dieną gavau iš brolio SMS žinutę, tai apvertė visą mano požiūrį aukštyn kojom. Jo žinutė giliai mane sukrėtė ir aš tiesiog nežinojau, ką daryti, kaip jam padėti. Ir tuo momentu aš mintyse tarsi klausiu, sakau, Dieve, ką daryti, kaip aš galiu jam padėti. Aš esu Kalifornijoje, jisai yra Lietuvoje, ką aš galiu padaryti. Ir tą akimirką atėjo man labai aiški mintis, parašyk jam laišką. Ir viduje aš turėjau tokį suvokimą, supratimą, kad aš turiu atskleisti jam visą tiesą. Visą tiesą, mano kelio tiesą, to, kas jam buvo nežinoma, to, ko jisai nematė, tai, kas mane įgalino būti stipria, kas mane įgalino būti ištverminga ir kovoti iš savo gyvenimą, kovoti iki galo. Ir aš turėjau jam atskleisti savo stiprybės šaltinį, iš kur pas mane buvo tos vidinės jėgos, iš kur pas mane buvo tas užsispyrimas, kuris buvo tiesiog nesustabdomas, iš kur pas mane buvo jėgų pakilti ir pakilti ne kartą virš problemų, virš gyvenimo griūties, todėl kad jinai man griuvo ne kartą. Kas nežino, 2000 metų vasarį aš patekau į žiaurią autoavariją, važiuojant nuo Tauro kalno Vilniaus centre, kurioje aš netekau abiejų savo kojų, kairė ranka liko paralyžiuota ir daugybinės traumos buvo tiesiog per visą kūną, kad aš gulėjau reanimacijoje ir buvo duota tik tai 30% man išgyventi. O kai atsibudau ir suvokiau, kad aš niekada nebebūsiu tokia, kokia buvau, ir turėjau tęsti gyvenimą kitaip, iš tikrųjų buvo didelė tragedija. Nes tuo metu Vilniuje be kojų
su viena ranka, savarankiškai gyventi buvo neįmanoma, tiesiog nerealistiška. Tuo metu žmonės ne kartą man sakė, kad mano gyvenimas yra sugriautas, mano ateitis sugriauta, bet žinot, aš visą laiką, kai tik išgirsdavau tai, aš visą laiką savyje sakydavau, kad nesugriovė nei avarija, nei vairuotojas, kuris vairavo automobilį, jie nesugriovė mano gyvenimą. Aš padarysiu savo gyvenimą tokį, kokį aš trokštu. Ir aš siekiau statyti savo gyvenimą, arba galima sakyti, sukurti tokį gyvenimą, kokio aš troškau. Ir ačiū Dievui, atkaklumo jėga, su Dievo pagalba aš tai sugebėjau padaryti ir šiandieną gyvenu įdomų, prasmingą, džiaugsmingą gyvenimą ir esu savarankiška ir aš dėkinga už viską, ką man teko patirti, už pačią autoavariją ir už visą patirtį, kurią aš turėjau. Šiandien aš esu iš tikrųjų labai dėkinga. Aš turėjau jam atskleisti visą tiesą tam, kad perduoti jam, iš kur gauti stiprybę, iš kur turėti viltį, kai prieš tave tik tai neviltis, iš kur turėti jėgų, iš kur jų semtis. Ką daryti susidūrus su kliūtim, ką daryti, kai tavo tikslas yra neįmanomas, ką daryti, kai viskas griūva tau iš rankų ir tu nežinai, ką daryti. Ir rašiau jam, pradėjau rašyti jam laiškus ir greitų metu brolis atsakė su didelė padėka ir vienu metu jisai man atsiskleidė, sakydamas: Inga, vienintelė priežastis, kodėl mano mažas sūnelis turi tėtį gyvą, yra tavo laiškai. Ir jisai paragino mane toliau rašyti, nesustoti, rašyk ir išleisk knygą, kad padėti kitiem. Ir aš dar tada aš dvejojau, man prireikė daug laiko tam, kad patikėti, kad aš tai galiu padaryti ir kad tai gali būti įmanoma, nes tuo metu tai tikrai atrodė neįmanoma, bet ryžausi eiti į nežinią, ryžausi daryti tai, ką aš skaičiau, kad aš nemoku, nežinau kaip, bet aš tiesiog dalinausi savo istoriją. Žinot, tai ir pati knyga, jinai parašyta taip, kad jūs išgirsite mane. Aš tiesiog kalbuosi su broliu, kalbuosi su jumis. Ir skaitosi jį gana greitai. Daugelis amerikiečių sakė, kad ją labai greitai perskaitė, netgi jeigu jinai yra labai stora, anglų kalba virš 500 puslapių. Ir toji knyga turi viską, kas padėjo man. Aš į ją įdėjau visą savo širdį. Aš įdėjau viską, kas padėjo man tam, kad perduoti jums, kas galėtų jūs įgalinti, kad ir jūs galėtumėte pakilti virš nevilties, pakilti virš griuvesių savo gyvenimo, pakilti ir išbristi iš depresijos, eiti į priekį, kurti gyvenimą, gyventi, nesustoti, kai tave stabdo. Ir knygoje taip pat dalinuosi tikra savo istorija, arba sakyčiau, pilna savo istorija, nes dalinausi savo istoriją ir tam tikruose straipsniuose, laikraščiuose, ar žurnaluose, ar televizijos laidose ir konferencijoje Moters vizija 2020 metais. Bet aš tuo metu dalinausi tik tai dalinai savo istoriją, nes jeigu ją pilną pasakoti, tai jinai dar ilgesnė būtų, jinai ir taip jau yra ilga, todėl kad daug joje yra visko. O be to tai ypatingai skausminga dalis, apie kurią aš negalėjau kalbėti daugiau nei dešimtmetį. Ir niekas iš tikrųjų ir nežino mano pilnos istorijos. Bet į knygą aš norėjau įdėti viską, žinot, jinai tarsi kaip ir mano atviras mano pokalbis ir dalinuosi viską taip, kaip buvo.
Ir negalėjau apie tai kalbėti ilgai, kaip ir minėjau, nes tas įvykis, tas posūkis mano gyvenime, jisai suteikė tiek daug skausmo, kad aš negalėjau net galvoti apie tai. Avarija manęs nesužlugdė, nesustabdė, bet šis įvykis praktiškai mane sužlugdė, praktiškai sustabdė. Aš pirmą kartą supratau žmonės, kurie pabaigė savo gyvenimą savo norų. Pirmą kartą aš pajutau, kad aš nebenoriu kovoti, aš nebenoriu būti stipri, aš nebenoriu gyventi, aš nebematau nei savo ateities, nei savęs. Bet ačiū Dievui, aš įgavau jėgų ir sugebėjau pakilti ir sugebėjau tęsti savo kelią ir to dėka aš vis dėlto įgyvendinau savo viziją, savo svajonę, kurią turėjau dar tada, kai aš gulėjau ligoninėje su sukaustytu žandikauliu, kai dar kalbėti net normaliai negalėjau nei pajudėti, nei net apsiversti ant šono negalėjau, nei atsisėsti iš gulimos padėties negalėjau. Jau tada aš turėjau šią viziją ir aš tikėjau, kad aš būtinai ją įgyvendinsiu. Ir dalinuosi savo istoriją tam, kad įspėti kitus, nedaryti mano klaidų. Aš dalinuosi savo istoriją tam, kad įkvėpti kitus, kad suteikti jiems tikėjimą ir viltį, kad ir jų gyvenime gali viskas pasikeisti. Todėl, žinot, daug kas sako, na va, šis įvykis ar tas žmogus sugriovė tavo likimą, sugriovė tavo gyvenimą. Ir per savo kelią aš supratau, kad niekas negali sugriauti tavo gyvenimo, niekas negali jo sugadinti, sugriauti, sužlugdyti, jeigu tu to neleisi. Neleiskite niekam jūsų sustabdyti, neleiskite niekam jūsų sugriauti, jūsų likimo, jūsų ateities. Todėl, kad jūsų ateitis priklauso Dievui, Dievo rankose ir jūsų pasirinkimuose. Yra didelė priežastis, kodėl aš pavadinau nesustabdoma tai pasirinkimas, nes labai daug gyvenime mano nulėmė mano pasirinkimas. Apie tai skaitykite knygoje, kurioje rasite mano tikrą, pilną istoriją, rasite tai, kas jūs paragins, kas jūs įkvėps ir taip pat suteiksiu jums žinių, ką daryti, kai jūs susidurite su sunkumais, su kliūtimis, ką daryti, kai jūs jaučiate depresiją. Aš ten parašiau, kaip aš iš jos išbridau ir kaip aš palaikau savo pakilę būseną, nežiūrint į nieką. Tai va, tokios žinios, tiek džiaugsmo turiu iš tikrųjų, noriu su jumis pasidžiaugti. Palikite man savo atsiliepimus, kai jūs perskaitysite knygą, man tai tikrai yra labai svarbu ir tikrai labai tikiuosi, kad ši knyga, ji jūs įkvėps, įgalins ir atvers naujas galimybės, naują viltį, suteiks jėgų, suteiks tikėjimo patikėti Dievu ir juo pasitikėti. Tad viso geriausio, iki greito ir būkite stiprus, būkite atkaklus, būkite ryžtingi ir būkite nesustabdomi. Iki.